Ikonografija tai yra tas maldos kelias, tai yra maldos mokykla, kur ugdo tavo tą santykį, tą bendrystę su viešpačiu arba Dievo motina, šventaisiais ir angelais. Iš tiesų tai yra tas akių kontaktas, kai tu paišai ikoną ir tiesiog meldiesi ir kontempliuoji. Paišai tą veidą ir tas veidas atsiranda, jisai tampa gyvas, atsiranda akis, tas žvilgsnis ir tu pradedi žiūrėti ir tiesiog eiti tą gyvą santykį. Tai yra tiesiog tai gyva malda, tai yra gyvenimas, tai yra tiesiog gyvastis. Anksčiau tai buvo tai vienuolių darbas, kurie ten turėjo savo tas visokias studijas, ramybę, maldas, visą kitą. Gyveno tiesiog liturgijos gyvenime. Ir čia iš tiesų ypatinga Dievo malonė, kad jisai mums pasauliečiams leidžia iš tiesų prisiliesti prie sakramentalijos ir tiesiog prie ikonografijos. Ikona tai yra mūsų tos senosios bažnyčios tradicija ir tai yra didžiulė bažnyčios dovana, nes ikona atsirado maždaug nuo 4 amžiaus, kai buvo legalizuota krikščionių religija. Bet 11 amžiaus vidury bažnyčia skilo į rytų ir vakarių bažnyčią. Ir būtent pravoslavai perėmė tas bizantinės ikonografijos tradicijas ir jas tęsė iki šių dienų. O vakarų bažnyčia, jinai tiesiog perėmė tą pasaulietinę dailę ir tuomet tą meną įtakojo tą pasaulietinę, kaip sakyti, dailės tą raidę. Italijoje mes galime labai daug sutikti katalikų bažnyčioje tų išlikusių senųjų ikonų, kaip pavyzdžiui Venecijoje Morkaus bazilikoje yra, kiek žinau, tokia labai sena ar 5 ar kurio ten amžiaus Dievo motinos ikona. Romoje yra Snieginės Dievo motinos ikona 7 amžiaus. Tai būtent iš to laikotarpio, kai bažnyčia buvo ta bendra, viena. Ikonografas visų pirma tai yra liudytojas. Jisai liudija apie Dievo įsikūnijimą, Dievo karalystės skelbimą. Tai iš tiesų, kad galėtum liudyti tą evangelinę tiesą, tai tu turi visų pirma ir gyventi tuom. Tai ilgas kelias iš tiesų, kuris reikalauja tikrai, kaip sakyti, visų širdies, dvasios jėgų ir didelės meilės Kristui, Dievui. Tėvas Zenonas, labai garsus rusų ikonografas, jisai pasakė, jeigu tu nori mokintis ikonografijos, turi maždaug 10 metų dirbti, bet jeigu tu turi dailės išsilavinimą, turi dar daugiau mokintis, maždaug 15 metų. Nes tie visi dailės standartai, jie tau trukdo. Nes ikona tai yra visiškai viskas kitaip. Tai yra tas, kaip sakau, plokštuminis vaizdavimo būdas, tai yra atvirkštinė perspektyva. Visiškai ne taip, kaip pasaulietiniai dailiai. Ikona tai tiesiog apreiškia Dievo karalystės, tą viziją, tai yra Dievo karalystės apreiškimas, nes mes ikonoje matome jau ne tą žemišką, kaip sakau, pavyzdžiui, Dievo motinos veidą, bet Dievo motinos veidas, šventųjų, angelų, jau jisai vaizduojamas kitaip, jisai vaizduojamas jau perkisas Dievo šviesos, tai reiškia, jisai jau vaizduojamas toks, koks yra danguje, tiesiog perkisas Dievo šviesos, tos meilės, ir kuris tampa jau pats šviesa, šviesos šaltiniu. Tai iš tiesų ikona tai yra tas langas į dievišką pasaulį. Kiekviena linija, tiek ir veido, tiek ir spalvų, ta teologija turi savo reikšmę ir ikonografas turi tai žinoti ir perteikti. Tai yra kaip Evangelijos skaitimas, tai yra perrašta Evangelija tik tai spalvomis ir linijomis, bet mes turime ją mokėti skaityti. Tu, kuri kanoninė ikona, tai tu turi būti tokiam paklusnume, nuolankume, nes tu iš tiesų tik tai perpaišai, galima sakyti, tu tik tai perkopijuoji tai, kas jau buvo kitų meistrų sukurta. Kaip šventajame rašte mes negalime kažkokių tai eilučių nei atimti, nei pridėti, taip ikonoje mes negalim kažko tai savo sukurti, jeigu tai yra kanoninė ikona. Mes tiesiog perpaišome ir perkopijuojame tą ikoną, kaip pavyzdžiui, švenčiausios trejybės ikona, tai pagal Rubliovo ikonos darbą. Bet iš tiesų dirba mūsų akis, rankos, mūsų protas, bet veikia čia šventoji dvasia. Ir kiekvienas ikonografas savo ikonoje, jis vis tiek, kaip pasakyti,
įneša tą dvasinę patirtį, savo tą dvasingumą, maldingumą ir panašiai. Gali būti skirtingų ikonografo, švenčiausios trejybės ikonos, bet jos bus visos skirtingos. Prieš piešiant ikoną tu turi iš tiesų pasižiūrėti kokius kelis iš tiesų senųjų meistrų darbus, iš tiesų pasitikrinti. Ir jeigu tu matai kažkokius skirtingus variantus, tada turi vėl gilintis, vėlgi skaityti tą spalvų simboliką ir visą kitą. Tada turi būti tas toksai pažinimas, tas teorinis turi tas pažinimas būti. Tai toksai kelias, iš tiesų tai negali paimti ir nupiešti. Iš tiesų prieš tai tu turi labai pasidomėti tą istoriją to šventojo. Yra žmogus, kuris paprašo, sako, padaryk man šventą Pranciškų. Tai ir darai, tai iš tiesų eini į tą draugystės santykį su juo. Eini į draugystės santykį su juo. Tai tau pasidaro tas šventasis savas, kažkoks artimas. Ir iš tiesų, kaip pasakyti, tai nebuvo, kad tai aš kažką paišiu ir man tai buvo kažkaip labai svetima, atmestina. Tai iš tiesų man tai džiaugsmas. Kiekvienas tas šventasis iš tiesų reprezentuoja Kristaus veidą. Ir netgi tie visi šventieji, netgi jie visi panašus, labai panašus iš tiesų. Ir dėl to ikonoje labai svarbu pagal kanoną užrašyti šventojo, reiškia, vardą. Nes tie visi šventieji, jie, gali būti panašus į Jėzaus veidą. Nes jie iš tiesų vaizduojame visi perkeisti tos dieviškos šviesos, to dieviško šaltinio ir jie iš tiesų labai panašus. Manęs anksčiau bažnyčioje buvo labai daug. Iš tiesų, aš kaip ieškojau savo tarnystės, aš visur blaškiausi, aš buvau šlovinime, grojau ten akustinę, bosinę gitarą, dirbau karitatyviniai veikloje su vaikais, stovyklų vadovė, kelionių organizatorių, jaunimo grupės vadovė, manęs buvo daug ir visur. O iš tiesų, kai aš atradau tą pašaukimą, tiesiog buvau pakviesta ir atsiliepiau tam pašaukimui, iš tiesų aš pasidariau nematoma. Ir tokia, kaip sakau, pasislėpusi. Ir daugas netgi klausė, tu kur tu dingai iš tos bažnyčios, kur tu dingai, tu tavęs nesimato. Bet iš tiesų aš pasislėpiau, bet aš tapau laiminga ir su ramia širdimi. Tai iš tiesų, kaip sakyti, tai gyvenimo pilnatvė. Tai yra gyvenimas. Tu gyveni tose, kaip sakyti, Dievo karalystės apreiškime ir tu esi laiminga.